Sveiki, kompanija. Važiuoju link namų jau. Nu, ir kaip visada savaitę non-stopu važiavau. Prancūzijai galvau ten prie jūros nueisiu. Ir nepavyko. Nebuvo kur mašinas pastatyti. Nu, kitą kartą, nes dabar ten nužiūrėjau, kur galima, tik aišku, kaina neaiški. Paskui, kai bus daug tų turistų, gali būti sunku privažiuoti. Nu, bet nieka. Dabar vėl čia kažkur už Poznanį, nes pasukau tais šunkeliais, nes nusprendžiau, aš jau pavargau nuo tų autostradų. Mane jos kažkaip labiau išvargina. Tada, nes labai taip, mano to nuobodumą pradeda miegas imti, tu visą laiką toks kovoji su tokiu knapsėjimu. Tai galvoju, tais va šunkeliais biškį įdomiau važiuoti. Čia pasižiūrėjau, tai 1 valandą ilgiau, tai galvoju, gal visgi bus, nereikės per Varšuvą dar važiuoti. Nors čia aišku irgi jų netrūksta dabar čia šitų triperių jau, nes dabar jau 9:30, 10 išlenda tie visi kebabai, tai jau tada prasideda bėda. Nu, bet nieko, gal kaip nors. Nu, šiais aš nežinau, ten turbūt visus veikia koks nors arba mėnulio kokios fazės, ar kokias, kad ten saulės aktyvumas koks nesupras, ar pavasaris vožia į galvas. Tarp tų fūrų gal kokius 3 idiotus sutikau, kur nuo kelio stūmė. Čia dabar naujas Pintusas turbūt. Ne tai, kai būna tenai kažką ten daro, bet grynai nuo kelio stumti. Jeigu nepatiko, lenkiu ir viskas ir stumiu nuo kelio. Pastebėjau. Įdomu, kodėl, pavyzdžiui, kur nors pensininko nuo kelio nestumė. Tai jis ten iš vis smaukasi lėtai. Bet matyt bijo, žinai, nes galvoju, tas pensininkas, jisai gali nesitraukti ir jį nustums ir turėsi bėdos, čia tai žinot. Tai kad aš nesuprantu, kaip jie nepagalvoja, gerai, jeigu jis yra idiotas, tu gali kitą tokį patį idiotą susitikti, kuris irgi iš principo nepasitrauks, tada bus bėdos. Visiems šitiems, kurie lėtai važiuoja ir smaukosi, iš vienos pusės reikia kabinti nemirtingų bebaimių medalius ir apdovanoti. Aš nesuprantu, kaip jūs ale bijot važiuoti, ale nepatyrė gal ten kažką tai, bet jūs važiuojat pačiu baisiausiu būdu. Aš dabar pradėjau, kol aš greitai važinėdavau, aš tų visokių idiotų nesutikdavau. Tik paskui čia po 5 metų aš pradėjau taip irgi jau lėčiau važiuoti, viską. Ir tada tarp tų lėtųjų, toj terpiai, tiek idiotų pasitaiko visokių. Tai aš dar lėtai labai nevažiuoju ir tai jau jų yra. Bet ir dabar tave pakirtinėja, tave nuo kelio stumia, aplinkui visi nardo. Nu ten vienu žodžiu, man žinokit, lėtai važiuoti man dar baisiau negu greitai. Nes aplink tave tokie visi nardo ten, dar žiūrėk tau tenai keršyje, Dievas žino už ką, nors likti dar taip lėtai nevažiuoja, kad ten jau visai ten būtų jau žinai. Tai tiesa, tokie nemokantis vairuoti ir slenkantis lėtai, aš nežinau, tai jūs bebaimiai. Arba jūs ten iš vis važiuojat nieko nesuvokdami, kad jūs net nesuprantat, kas vyksta aplinkui. Man daug drąsiau važiuoti, kai aš greitai važiuoju, bet kai lėtai, tai eina peklančia, kaip baisiai važiuojasi. Ir toks, tu negali važiuoti, nes tu pavarg, tave nervuoja visi, nes tau jie visi maišosi. Lėtai važiuoji. Taip vidutiniškai važiuoji. Tai taip, toks irgi gaunas, dar irgi kai kurie tave nervuoja. Bet jeigu taip lėtai važiuoji, taip 90 kažkur viską, tada fūros tave iš proto veda. Ir negali niekur normaliai važiuoti, nes niekur negali pasirinkti normalaus greičio. Tai irgi tokia, kipišas toksai. 100 eurų. 300 litų. Čia šventėm tiek neužsipirkdavai.
įvažiuoti Augustavo šviesoforus. Ir tuos žiedus ir išlįsti tenai prie tos Bidrionkos ten, ar kažko ten prie Bidrionkos. Aišku, ne visada apsimoka. Jeigu daug mašinų, tai čia neapsimoka važiuoti, kadangi gali būti sunku išvažiuoti tenai, nes nėra šviesoforo. Bet jeigu nedaug mašinų ir čia va koks nors ČP, tai va čia pasukus galima išvažiuoti tiesiai ten netoli Bidrionkos. Arba važiuoti per Lipskus šiandien ir išlysti tenai per miškus važiuojant į Bialystoko autostradą. Tai aš va taip ir dabar važiuosiu, nes noriu į kavinę užsukti pavalgyti. Nu ir tais miškais man čia senai bevažiavau, įdomu važiuoti. Norisi man čia aš mažiau pavargstu. Nu dabar labai vėjas didelis, tai autostradoje labai daug kuro išdegintum, tai geriau va čia nais ramiai važiuoti. Blogai, kad čia kiti irgi šitos kelius žino. Visi tie saudininkai. Saudininkais. Bet aš dabar daug prisikrovusi, labai neskubu, tai bala nematė. Dabar parodysiu tą savo Orleną, kavinę, kur aš važiuoju. Čia va už Lomžas jau, nuo Bialystoko važiuojant, nuo Lomžas kažkur 20 kilų yra Orlenas. Šumava vadinasi posūkis ir į tą Šumavą sukat. Aišku, į patį Šumavą nevažiuojate, ten tik tai tą posūkį pasukat ir paskui bus į parkingą. Šildyti nereikia. Ir va čia va tas posūkis. Pasukat. Bet čia reikia stoti normaliai, nes čia būna nežymėtų policijų, kurios ir tenai jie gaudo ten pasistačiusius, labai parkingė žiūrėti, kur atsistoti. Draudžiamose vietose neatsistoti. Nu ir va čia važiuojat tiesiai. Nesukat čia nais, nes čia į kaimą kažkokį tai. Bet važiuojat tiesiai ir tada į dešinę. Skalbyklė yra, jeigu ką. Bet čia, žinau, dar iš namų važiuoja, tai čia niekada neprireikia, čia furistam nebent. Tokias technikos čia apsikabinus pilną mašiną. Tai sustoti. Yra ką veikti.
Olandijos į vokiečių sieną įvažiuojant, tamsu, va taip naktis, ir nesimato tamsoje nieko. Ir įvažiuoji, ten tie sėdi būdelėje, nu tai kartais pasižiūri, kas vairuotojas, kas sėdi. Bet prieš tą būdelę, va taip dar tamsoje, ten lauke, kažkur per pievoj, vaikšto kitas pareigūnas, bet jisai toks juodas, kad nesimatytų tamsoje. Ir su kažkokiu tai aparatus tenai vaikšta. Bet įdomu, ką jis tenai, vis tiek matyti va tuos atvažiuojančius kažką ten skanuoja, bet kažkaip man kilo mintis, ką jie tenai tikrina. Gal ne tos ne draudimus, dar kažką, koks skirtumas, jeigu tas draudimas būtų, tai čia ir matytų, galėtų skanuoti. Ar nebus tenai, kad jie vaikšto su tuo tokiu skaneriu, kuris, šilumos skaneriu? Nes pagrindė čia jie tos patikrinimus daro ir jūs domina pagrindė migrantai. Ar tu neveži kokių migrantų, ar dar ten ką nors. Tai aš ten spėju, kad jisai tenai, kad taip nematomas vaikšto, kad, kaip sakant, kas nors nepradėtų bėgti ar dar kažką daryti ir nepastebėtų laiku. Greičiausiai gal ten su kokiu nors šiluminiu skaneriu jisai skanuoja visus važiuojančius. Ir aš, pavyzdžiui, tokia važiuoju ir jisai matyt ten nuskanuoja ir mato, kiek čionais yra tų žmonių toj mašinoj. Nu ir mato, aš viena. Bet, pavyzdžiui, gal matytų, kad pas mane krovininis mikroautobusas ir aš viena, o ten kabinoj rodo, kad krovinių skyrių ten dar šilumos šaltinių daug rodo, reiškia, kažką vežu, kažkokią tai kvasiką. Bet tokias kalėdinės lakutės irgi baušiu. Įsivaizduoju, kad toks pravažiuoja priešas, tu irgi aklas lieki. Kaip jūs galvojat, mano diena kaip baigėsi? Viskas buvo gerai, grįžau iš reiso, čia viską. Nu, sėdau į savo mašiną. Ir čionais prie tos akademijos, ten link miesto, toks kalnas yra status. Nu, ir aš juo pavariau. Ir žiūriu, kažko labai, rodo, kad variklis tenai jau ten iš vis virš raudonos ten jau net užkilęs. Nu, šakės, galvojau, akiba antifrizas išbėgęs, ar dar jau nėra. Nu, tenai yra šašlikinė, aš tenai staigiai sustojau, gal pasižiūrėsiu. Nu, sustojau, ten biškį pastovėjau, atsidariau tą kapotą, pasižiūriu, antifrizo pilna. Nu, aišku, nepilnas, sklidinas, bet vis tiek normaliai.
Ir kaip niekur nieko. Tai dabar aš tai pagalvoju, gal aš ten buvau trečiu bėgiu. Tai čia aš nelabai, pas man labai tą mašiną, nelabai atskirsi, kuris greitis. Ir aš gal kokiu trečiu bėgiu, gal kilau į tą kalną. Galvodama, kad su 5, atspaudžiu tai kaip su 5, ir ten jau čia ir užkaita. Bet čia netame bairis. Ir aš tai jau, galvoju, ten visko yra, viską dabar užsivesiu, ir važiuosiu, vis tiek gal atvieso. Tiek tai jau nori paėmiau raktą, sukti raktelį, babakšt, kažkas, tai ir smūgis didžiausias. Iš šono kažkas iš parkingo išsukinėja. Bet svarbiausia, žmogus su parktronikais. Tai jeigu tau pypsi tas parktronikas, tai kurių tu galų toliau važiuoji. Plius, dar suko prieš eismą. Tai po tenai, jisai prie vartų pasistatė, tai norėjo persisakyti ten priekį. Tai būtų paprasčiau buvę, jeigu tu būtum tuo pačiu keliu, kaip atvažiavai atbuliu, ten toliau pavažiavęs ir jis ir nors kitur pasistatęs. Kam ten reikėjo prieš eismą taip sukti? Ten jų labiau buvo ir nepatogu taip sukti, dėl to ir atsitrenkiai, nes jau visai kitas sukimo kampas ir visa kita. Ir kas pikčiausia? Pikčiausia, kad tam nieko. Bet svarbiausia, kad dar smūgis, žinai, tai buvo, atrodo, kad iš didžiausio ten jėgo, kaip žinai, būna ant greičio. Tai kur tu ten iš to parkingo atbulinio taip greitai varai? Ir plius, pikčiausia, kad jam tai nieko, absoliučiai. Įbrėžimas ten šiek toks ant to kapoto, o man čia dešinės tą rato arka visai lenkta. Tai man tai dar būtų vienodai iš vienos pusės, ten bala nematė, ten vis tiek mašina lavonas. Bet pikčiausia, kad dabar ten, kur bus pažeista, pradės rūdyti. Ir, kam sakyti, pagaus rūdį ir čia viso gero mašinai. O čia ne vienos rūdies nebuvo. Blemba negaliu, bet man atsiutas paėmė. Svarbiausia, su parktronikai, su visokiais mandruvais ir pavažiuoti negali. Tai aš ir sakau, dėl to aš jokių parktronikų nesidedu, nes va taip ir būna. Bet tai svarbiausia, su parktronikais ir vis tiek atsitrenki. Aš pusantros paros, galim sakyti, taip nelabai miegoju čia. Aš turėčiau va tokias nesąmonės daryti. Bet aišku, iš vienos pusės, jeigu aš būčiau normaliai bėgį įjungus į tą kalną važiuodama, man būtų neužkaiti ir aš būčiau nesustojus. Bet čia kažkokia lemtis matyt buvo. Aš ten niekada gyvenime taip nebūdavo. Ten niekada nestodavau. Tas irgi tenai kažkaip sako, aš irgi kažkaip važiavau tenai, ten su merga kažkokia tai. Ar ten nesuprasi, ar mergina ten, ar mama, tokia nesuprasi, vyresnė liktai. Ir sako, aš irgi čia taip, galvom, užsuksim. Ir taip sustoju, ten žiūriu kažkokie vartai, galvoju, pasitrauksiu nuo tų vartų, nors visi per tų vartų ten stovėjo, niekam ten nerūpėjo. Sakau, čia matyt lemta buvo kažkaip, tai kažkokie lemti čia šiandien, mėnulio fazės, vienu žodžiu. Dabar man bus gėda su šitą mašiną ir važiuoti. Vienas šonas tenai nubrauktas mano mamos, čianais dabar bus kitas šonas nubrauktas, o aš tai žinau, ten parkinge važiuoja kaip blondinė tenai, su maža mašina važiuoti nemoku. Tai ten dabar visi, žinai, matys, ten vienas šonas, čia sukaliojasi, tokie, žinai, vos sukaliojasi, ten vienas šonas nubrauktas, čia vienas šonas nubrauktas. Sakys, čia jos darbas, čia jinai važiuoti nemoka,